Papasakoti apie medžiagas. Jas yra sudėti ant tokio stilažiuko ir tai yra padaryta tam, kad nereikėtų lakstyti iš kambario į kambario, gaišti laiką. O tai yra, kuriam kambarį dirbam, ten mes jį ir stumime per visą objektą. Tai reiškia, mūsų medžiagas yra visada vienoje vietoje. Paskui pas mūsų akumuliatoriai nėra išmėtyti, jie yra pritvirtinti pakrovėjai ant vienos lentos. Tad poreikiu esant mes jau galim pasiimti vienoje vietoje visus akumuliatorius. Ane? Paskui einam toliau. Įrankių dėžė, tai lygiai taip pat gali keliauti iš kambario į kambarį ir viskas pas mus yra stalčiuose. Tai reiškia, ką reikia, mes darom stalčių ir pasiėmame. Mums nereikia iš tų plasmasinių dėžių tradicinių kuistytis, nešiotis arba dėliotis pailgai. Viskas pas mus vienoje vietoje. Pavyzdžiui, čia yra smulkmenos, jeigu parodysi atmišimo virvas ir panašiai. Čia yra lazeriai pas mus sudėti, čia yra didesnių gabaritų įrankiai, o jie pati galo jau ten yra sunkuoja artilerija, ten BX, Porfa ir panašiai. Einam toliau. Apie pjaustyklę aš jau pasakojau, jinai